Akių mankštos tai labai gerai tinka pas ką yra sutrikęs regėjimas, pavyzdžiui, toliaregiam, trumparegiam, jeigu yra žvairumas, kas silpnai blogai mato, arba šiaip pasilpia akis. Labai gerai tie pratimai, nes ten eina ir pratimukai, kurie pagerina galvos kraujotaką, taip pat kurie atpalaiduoja pečių juostą, kaklą, eina masažiukai eina viso veido, galvos, ausų, nes pagrindas tai yra nuimti įtampą, nes mes netaisyklingai ir sėdim, ir stalai pas mus netaisyklingai yra padaryti, kur pastoviai įtampa yra pečiuose, kakle, pečių juosta. Taigi, jeigu visą dieną dirbate kompiuteriu, nepatingėkite ir 5 minutės skirkite akių mankšteliai. Į vieną pusę vedam akytes, į kitą pusę vedam. Darom didelę bangą. Ir grįžta akytės į save ir grįžta pirštukai į akytes. Gerai, žiūrim pirmin, į akytes. Pirmin, į akytes. Išskiriam ir grįžta akytė. Išskiriam ir grįžta. Virš vokų akyčių pamasažuojam. Kraštelius pamasažuojam su visom rankytėm. Apačioj glostom savo akytės. Padarom kaip kiniečių akytės. Ištempiam akytės. Padarom kaip kiniečių. Gerai, atsimerkiam smarkiai. Užsimerkiam. Atsimerkiam. Užsimerkiam. Pamirksim. Dabar drugelis ant nosytės nutupia. Žiūrim vėl tiesiai. Ant nosytės, žiūrim tiesiai. Ant antakių nutupia. Ant lūpos nutupia. Ant antakio nutupia. Ant lūpos. Ant antakio. Ant lūpos. Nu ir sukam akytes ratuku.